My advice was, and it was taken, Mano buvo patarimas ir jo buvo paklausyta, was that progress was being seen in her life and his life. tai, kad progresas vis dėlto buvo pastebėtas jo ir jos gyvenimuose. Each week, they would say something like, "We're reading the Bible together." Ir kiekvieną savaitę jie sakydavo, mes skaitome Bibliją kartu. Then the next week, he would say, "I actually prayed with her for the first time in my life." Ir kitą savaitę jis sakytų, aš su ja meldžiausi pirmą kartą gyvenime. Then the next week, he would say something like, "I actually prayed for our baby." Kitą savaitę jis sakytų, aš meldžiausi už savo kūdikį. They're still living together. Jie vis dar kartu gyvena, He's not quite to where he's a believer yet. He's not jis quite dar there. nėra visiškai tikintysis. She is definitely becoming more visible. Jos pilvas ryškėja. And then one week, she said, Ir vieną savaitę jį pasakė, "I have exciting news. I brought my boyfriend to the Lord." sako, aš atvedžiau savo vaikiną pas viešpatį. And everyone was excited. Ir visi buvo apsidžiaugę. The next week, Kitą savaitę we've been talking about getting married. mes kalbėjom apie susituokimą. And that's what happened. Ir tai, kuo baigėsi. I officiated at the service. Aš palaiminau ceremoniją. Their baby was in attendance. Kūdikis taip pat dalyvavo. They're still married and they have more children. Jie vis dar susituokia ir turi daugiau vaikų. They wanted to be there. Jie norėjo ten būti. The difference between the heroin addict and the pregnant girl Ir štai yra skirtumas tarp to nuo heroino priklausomo žmogaus ir šitos poros. was she wanted to be there. Ta mergina norėjo būti. And here's point number 2. She was showing progress in growth in the Lord. Ir antras momentas, tai, kad jinai rodė progresą augimo viešpatyje. A person who wants to be in attendance but does not want to grow in the Lord does not belong in house church. Žmogus, kuris rodo norą, A person who wants to be there but doesn't want to grow in the Lord doesn't belong in house church. žmogus, kuris yra susirinkime, bet nerodo noro augti viešpatyje, jam nėra ką veikti namų bažnyčiai. Because we're all about discipleship. Nes mes iš tikrųjų viskas pas mus susiję su mokinystė. You'll have people who will come and check you out. Jūs turite žmonių, kurie ateis ir jūs patikrins. House church. Namų bažnyčia. I've heard they could be dangerous. Aš girdėjau, kad jie gali būti pavojingi. Who's your covering? Kas jūs kuruoja? Priedanga kuruoja. Kas jūs remia? Stogas. Some of those people may come and they're not thinking about growing in the Lord, but they want to come and then they stick around. Kai kurie žmonės nenori augti viešpatį, bet jie ateina, prisijungia ir įsiklijuoja. And then they become a disciple. Ir po to jie tampa mokiniais. They start growing more in the relationships in house church than they ever did sitting in a pew in a church. Ir jie pradeda augti daug sparčiau negu prieš tai, kai jie sėdėjo tuose suoluose bažnyčioje. So these are not checklists like if Davidas came and I'd say, do you want to be here? Tai nėra taip, kad toksai ar ne klausimynas ir ateini ir sakai, aha, tu nori būti čia? Raise your right hand and say, I promise to be a disciple and learn and grow in the Lord. Pakeli ranką ir pasakai, aš prisiekiu trokšti būti mokiniu. Okay, you can come in now. Nu, dabar gerai, gali ateiti. No checklist like that, please. Nėra tokių klausimynų. These are qualities of the heart that you'll recognize. Tai yra tiesiog tos širdies savybės, kurias tu atpažįsti. You'll be able to tell who really wants to grow in Christ and who does not. Tu atpažinsi, kas nori augti Kristuje, o kas ne. Even Jesus had the people on the fringe, on the perimeter. Ir net Jėzus tam perimetre turėjo žmonių. He lost Judas. Jis prarado Judą. Yeah.
And amazingly, Ir nuostabiai, everyone left him at the cross. visi jį paliko prie kryžiaus. So you're always going to have a core, and you'll always have people around the outside. Tu visada turi tą tokį branduolį ir žmonės aplinkui. Here's another point number 3. Ir dabar dar vienas momentas, tai yra trečias. Each house church is self-governing. Kiekviena namų bažnyčia yra, kaip sakyt, autonomiška. Autonomic or self-governing, yeah? Yeah, so Yra, kaip sakyt, save vedanti. that's the difference between a cell group and a house church. Ir tai yra skirtumas tarp ląstelės ir namų bažnyčios. A cell group still takes its orders from a central pastor. Ląstelė priima to centrinio pagrindinio pastoriaus nurodymus. A house church has core leaders, O namų bažnyčia turi tuos pagrindinius branduolinius lyderius. and there are 3 characteristics of these leaders. Yra tokios 3 pagrindinės charakteristikos tų lyderių. Mature in Christian character, Subrendęs krikščioniškam charakterį, balanced and solid family, subalansuotas tvirtoje šeimoje mature in the Lord. ir subrendęs viešpatyje. Mature in character, mature in the Lord, mature in family. Subrendęs viešpatyje, šeimoje ir charakteryje. Jo, charakteryje, viešpatyje ir šeimoje. And that extends to generally good relationships. Ir tai atsispindi santykiuose. What we find in most house churches is there are usually 2 couples, maybe 3 couples, or 2 couples and a couple of individuals who make up a core set of leaders. Ką mes pastebėjom, bažnyčioje dažniausiai tai būna 2-3 poros ir galbūt keli individualūs asmenys toj branduoliniai komandai. In the Bible we have people listed like Justus and Crispus. Biblijoje yra Justas ir Krispas Crispus in Corinth. Korinte. We know that Lydia and her household were there in Philippi. Žinome Lidiją ir jos namus Filipuose And so on. ir taip toliau. Number 4. 4 taškas. Each house church is independent. Kiekviena namų bažnyčia yra nepriklausoma. It's not only self-governing, Tai ne tik save vedanti, but it's independent. nepriklausoma. However, point number 5 Ir 5 dalykas. Point number 5 balances this. Jisai subalansuoja 5 taškas. It is in relationship with other house churches. Kad ji yra santykiuose su kitom namų bažnyčiom. In other words, Kitaip tariant, in the Bible, Biblijoje no house church stood all by itself. nei viena namų bažnyčia nebuvo atskirta ir stovėjo viena. In Acts chapter 11, the church in Antioch was in relationship with the churches in Jerusalem. Apaštalų darbų 11 skyriuje Antiochijos bažnyčia buvo susijusi su Jeruzalės bažnyčia. We see throughout that the house churches were related. We see people going back and forth, traveling back and forth to them. Ir matome, kad tos bažnyčios buvo susiję ir žmonės lankydavo vieni kitus. And really, this is one reason I'm here. Ir iš tikrųjų yra priežastis, dėl ko aš esu čia. It's a reason that Tadas has traveled to Finland and the Netherlands and Israel and Dėl ko Tadas keliavo į Suomiją, Izraelį, in relationship. santykiuose. Yeah, relationships with people. Dėl to, kad jis turėjo santykius su žmonėmis. Folks from Scotland have visited the Netherlands. Folks from the Netherlands have visited Scotland. Tiesiog žmonės iš Škotijos aplankė žmonės Olandiją, Olandai aplankė škotus. Sometimes technology helps. Kartais technologijos padeda. There was a lady named Sharon, Ir tokia moteris vardu Šerona who's from the state of Arkansas iš Arkanzo valstijos. and she met a lady from Scotland named Monique.
ir ji susipažino su iš Škotijos tokia moterim vardu Monika. And through Skype, Ir per Skype'ą they met a lady named Jeanette in Montreal. ir susipažino tada per Skype'ą su Žaneta iš Montrealo. Do you know they all Skype together now? Ir dabar jos kartu susiskypina. You'll have Scotland, Montreal, Arkansas, and others all in one giant Skype conversation. Ir jie dabar sujungia to Skype'o skambučiu Arkansasą, Montrealį ir Škotiją. They have weekly prayer meetings via Skype. Ir jos turi kiekvieną savaitę maldos susitikimą per Skype'ą. Because we're all in relationship with one another. Dėl to, kad mes esam santykiuose vienas su kitu. If the house church in Montreal wants to donate money to dig a well in Uganda, they can do it. Nobody's got to tell them not to. If the house church in Montreal wants to dig a well in Uganda, they can do that. They're free to do that. Ir jeigu Montrealio namų bažnyčia nori iškasti šulinį Ugandoje, tai jie laisvai tai gali padaryti. They don't have to ask me for permission. Ir jie neturi manęs klausti leidimo. That's good. Tai yra gerai. Number 6. Šeštas dalykas. Economic participation is encouraged. Ekonominis dalyvavimas yra drąsinamas, skatinamas. In Scripture, Rašte, as you know, all of the New Testament was written to house churches by apostles doing house church. raštas buvo parašytas namų bažnyčioms, apaštalų, kurie buvo namų bažnyčiose. Yes, what he said. Each house church was responsible to take care of their own people. Kiekviena namų bažnyčia buvo atsakinga pasirūpinti žmonėmis savo bendruomeniai. But if a need was larger than the local body could handle, they appealed to the network. Ir jeigu poreikis būdavo didesnis negu vietinė bažnyčia galėdavo pakelti, jie taip tuo poreikiu pasidalindavo su visų tinklu. For instance, in Acts 11:29, Apaštalų darbų 11:29 pavyzdžiui, they determined to send money to the churches in Israel. Jie surinko pinigus paaukojimus į Izraelį. Acts 11:29. 11:29. The church in Antioch. Bažnyčia Antiochijoje. And it said in verse 29, everyone according to his ability. Ir 29 eilutėje parašyta kiekvienas pagal savo išteklius. There was no demand. Tai nebuvo jokio spaudimo. Some may have not had anything to give. Galbūt kai kurie neturėjo nieko, ką galėtų duoti. Some would have had more. O gal kažkas turėjo daugiau. But they sent money from Antioch down to Israel. Ir jie iš Antiochijos siuntė pinigus į Izraelį. Today, this is how we function. Ir šiandien tai yra tai, kaip mes funkcionuojame. There are many times I'll get an email saying we have a need in our house church, but we don't have the resources to help meet that need. Labai dažnai aš tiesiog gaunu emailus, laiškus, kai žmonės sako, mes turim poreikį, bet neišgalim jį atsakyti. Sometimes I will send an email out to some leaders and say, can you give to this? Kartais aš išsiunčiu laišką kažkuriem lyderiam su užklausa, gal jūs galit padėti. Sometimes we have that just available on hand. Kartais mes tiesiog išgalim patys padėti. What types of things happen? Or what types of things are paid for by the network? Ir įvairių tipų poreikiai atsakomi per tinklą. Over 15 years, Per 15 metų we've made house payments, mes išsimokėjom už namą, car payments, už mašiną, paid medical bills, apmokėjom medicininės sąskaitas, rebuilt an engine in a car, mašinoje variklį susiremontavom. bought someone 4 new tires for a car. For other people. For other people. Jisai čia kalba ne apie save, bet apie kitiems žmonėms padėjo. Just around the network. Tinkle.
There's mes now, esam padėję. there's now house churches in like almost 36 nations. Ir dabar yra namų bažnyčių 3 tuzinuose valstybių. In Uganda, we're helping a man start a new grocery store. Vienam vyrui Ugandai dabar mes padedam atsidaryti parduotuvėlę. In Ivory Coast, I'm talking about just in the last 2 weeks, some of the giving. Čia aš that dabar was done. kalbu, kas yra duodama paskutinės 2 savaitės. In Ivory Coast, there was someone who was in school and she had school fees due and they did not have the money locally. Ivory Coast, tai kaip čia bus dramblio kaulo kranto šalyje. Giving because she had school fees Aha. and tuition due. Padedam apmokėti vienai mergaitai už mokslą. It's amazing. Ir tai yra nuostabu. But we see the same thing in Scripture. Ir mes lygiai tos pačius dalykus matom rašte. And that brings me to point number 7. Ir tai atveda į 7 punktą. A healthy house church will be connected to the larger body of Christ in the community. Sveika namų bažnyčia bus susijusi, will be connected, To the larger body of Christ in the community. To the whole body. su visu Kristaus kūnu esančiu bendruomeniai. In other words, Kitaip tariant, no one is an island. niekas nėra sala. We celebrate anyway that Christians come together to worship Jesus. Ir mes kartu ateiname šlovinti viešpatį, kuris yra šlovinamas. We've had whole house churches say, we're not going to meet this week, we're going to go hear Joyce Meyer talk. Ir būna taip, kad tarkim visa namų bažnyčia nusprendžia, mes nesusirinksim šią savaitę, mes eisim paklausyti Joyce Myers. Some house church leaders participate in ministerial prayer breakfast, which seem to be so popular in parts of the U.S. Ir kai kuriuose Amerikos vietose yra labai populiaru, kad kai kurie lyderiai, tarkim, eina į tuos maldos pusryčius. And through the internet, it's also easy to receive fresh teaching Ir internetu connected taip pat to the body of galima Christ. gauti tokių šviežių mokymų iš Kristaus kūno. Those 7 points. 7 punktas. Attendance is agreed upon. 7 punktai, tai yra Yeah. Attendance is mutually agreed. Lankomumas yra laisvas, Teaching or gathering is for the purpose of discipleship. susirinkimai vyksta su tikslu ugdyti mokinius, mokinystės tikslu. Each house church we see in Scripture governed itself. Matome rašte, kad kiekviena namų bažnyčia yra vedanti save. It was also independent. In other words, it had the freedom to operate. Ir kitaip tariant, tai nepriklausoma veikti. It did this, point number 5, while being in relationship with other house churches. Ir 5 punktas - santykyje su kitomis namų bažnyčiomis. Number 6 is economic participation is 6 encouraged. punktas - ekonominis bendradarbiavimas skatinamas. And it's connected to the larger body of Christ. Ir jis yra santykyje susijęs su Kristaus kūnu, bendrai paėmus. Those are patterns we see in Scripture. Ir tai yra tokie kaip šablonai, kuriuos mes matome rašte. They turned the Roman Empire upside down within 300 years by doing this. Ir jie taip darydami apvertė aukštyn kojom visą Romos imperiją. Go back to what the Lord told me in February of 2001. Dabar grįžkime į 2001 vasario mėnesį, ką man pasakė viešpats. Most of you have heard this before. Dauguma iš jūsų gal jau girdėjote apie tai. See what I see. Matyk tai, ką aš matau. People running to and fro looking for the spectacular. Žmonės laksto iš vienos vietos į kitą, tikėdamėsi pamatyti kažkokį šou, Because they think that is supernatural. manydami, kad tai yra antgamtiška. While they miss the supernatural work in their midst, even in their own heart. Ir jie tiesiog nepamato to antgamtiško darbo, kuris vyksta jų viduje, jų širdyse. For the process of discipleship is supernatural. Nes mokinystės procesas ir yra antgamtiškas.
And he said, as it was in the beginning, so it must be now, I'm moving in relationships. Ir jis pasakė, kaip buvo pradžioje, taip dabar yra irgi, aš veikiu per santykius. It's very simple. Yra be galo paprasta. It's relationship based. Tai yra santykiais paremta. And that first relationship is our walk with the Lord. Ir pirmas tas santykis tai yra vaikščiojimas su viešpačiu. And then it flows from there. Ir visa kita plaukia iš to. Questions real quick before we take a break? Taigi prieš pertrauką klausimų prašau. I'd like to teach on other subject after the break, some things the Lord has put on my heart, if that's okay. Ir po pertraukos aš jau mokysiu visai kitus dalykus, jeigu nieko prieš. But I can just tell you, all over the world, house churches are popping up. Bet galiu tik tiek pasakyti, kad namų bažnyčios tiesiog dygsta visam pasaulyje. And it's from people who have been Christians usually for a long time. Ir dažniausiai jos susiformuoja iš krikščionių, kurie ilgą laiką jau yra įtikėję. But they're so hungry for God Bet jie yra taip išalkę Dievo, that they want to find other people who are on the same spiritual page and get with them and join them in worship. kurie ieško tokių pačių žmonių, kurie būtų tose pačiose rogėse, tam pačiam puslapį ir galėtų šlovinti kartu. It's about walking through life together. Tai yra tiesiog ėjimas per gyvenimą kartu. Walking through life together. Ėjimas per gyvenimą kartu. And that means growth. Ir tai reiškia augimą. Because most likely the person in the house church across from you will make you angry. Ir, The person sitting across from you will be a challenge to you. ir tiesiog žmogui, kuris priešai save sėdi, galbūt tai bus iššūkis. But Christ in them will help grow Christ in you. Bet viešpats jame padės augti viešpačiui manyje. Yeah. Anyway, let's take a break, huh? We're sweaty, we're hot, you've been sitting a while. Pertrauka. Exercises will begin in 2 minutes. Po 2 minučių mankšta. What do we have out in the hallway? Do we have, so about 10 minutes? Apie 10 minučių. 20 minutes. Apie 20 minučių pertrauka.